Ok, tai šiandien labai noriu trumpai pakalbėti apie vieną dalyką ir vieną dažną klaidą, kurią tiesiog matau, kad daro nemaža dalis mokinių. Tai dalykas labai paprastas. Yra žodis very, ar ne? Ir mes tą žodį very paprastai naudojam ne toj vietoj, ne ten, kur mums jo reikia, ar ne? Nes mes esame įpratę, kaip sakyti, pavyzdžiui, very reiškia labai. Ir mes įpratę esam labai naudoti prieš veiksmažodį. Ir aš sakau, pavyzdžiui, man labai patinka. Tai anglų kalboje mes irgi tada, kai bandom versti, mes sakom I very like. Ir skirtumas yra tas, kad very mes negalim naudoti prieš veiksmažodį. Mes very galim naudoti tik tai prieš būdvardį, galim prieš prieveiksmį kaip. Tai pavyzdžiui, aš galiu sakyti he is very sad, ar ne? Jisai labai liūdnas, pavyzdžiui, arba ne? Arba he is very happy, nes tai yra būdvardis. Ką mes galim daryti, kad išsisukti šitoj situacijai? Tarkim, noriu kažkaip pasakyti labai, ar ne? Nes paprastai aš turėčiau sakyti, pavyzdžiui, I like it a lot, ar ne? Ir tada sakyčiau, pavyzdžiui, kad tai reiškia, I like it a lot, tai man tai labai patinka. Man tai labai patinka, ar ne? Bet aš galiu naudoti žodį really, ar ne? Aš dar priseksiu truputėlį žemiau šitos pamokos aprašyme bus nuoroda į kitą video, kuriame yra dar daugiau variantų, kur aš tiesiog parodau, jeigu norim nesakyti very, netgi ir su būdvardžiais, o naudoti kažkokį papildomą žodį, tiesiog, kad kalba truputėlį būtų įvairesnė. Ir čia reikėtų dar pasimokinti ir pabandyti tiesiog nustoti, pavyzdžiui, nesakyti very beautiful, o sakyti, pavyzdžiui, gorgeous. Ar ne? Tai įmesiu pamoką apie tai dar šiek tiek ir žemiau, bet kas liečia situaciją prieš veiksmažodžius, mes tiesiog galim naudoti really šitoj situacijai. Ir aš galiu sakyti I really like it, ar ne? I really love it, arba I really hate it, labai nekenčiu. Tai vietoje to, kad naudotumėt very prieš veiksmažodį, yra labai panašus žodis, kurį labai puikiai galim naudoti ir naudokim, tai yra mūsų žodis really, ok? Tai tiesiog įpraskite, jeigu norit sakyti prieš veiksmažodį, labai patinka, labai noriu, tai I really want, I really like it. Aišku, reikia irgi nepersistengti, kad tiesiog ta kalba truputėlį įvairiau skambėtų, bet tokia kaip greita šiandienos pergalė, quick win, ar ne, galite išsinešti, kad prieš veiksmažodžius naudojam really, prieš būdvardžius naudojam ir prieveiksmus naudojam very, ok? Ir kaip sakau, aprašyme rasit nuorodą dar ilgesnę pamoką, kur tiesiog daugiau yra variantų, netgi prieš būdvardžius, kaip naudoti very, o naudoti tam tikrą specifinį būdvardį, kuris nurodo, kad kažkas tai yra, tiesiog, wow, labai gražu, ar labai didelis, ar labai mažas, ar labai aukštas ir taip toliau, ok? Tai tokia trumpa šiandienos pamoka, trumpa pergalė, quick win, susimatom kitose pamokose. Iki.